Rolandas, būsiu šiandien jūsų gidas. Tai ekskursija poros valandų ateinančių pasivaikščioti istoriniais pėdsakais. Žinot, toks filmas yra Laiko mašina, tai šiandien mes važiuosim laiko autobusu. Mes sutiksime istorinių asmenybių. Turbūt ne visi mane pažįsta, leiskite prisistatyti. Esu pirmasis Kaišiadorių vyskupas Kukta Juozas. Jums labai smalsu sužinot, kaip aš atsiradau čia Kaišiadoriuose ir kaip to vyskupu patapau. Tai dabar pakviesiu visus šokti į šitą autobusą. 1926 metai. Kuo ši data yra svarbi ir man, Juozapui Kuktai, ir kaišiadoriečiams. Ir aš, tuomet kanauninkas Juozapas Kukta, patapau pirmuoju Kaišiadorių vyskupu. Tuomet Kaišiadoriuose gyveno net 1535 gyventojų, įsivaizduojat, net 1500 gyventojų turi šitas miestas, tačiau aš, vyskupas Juozapas Kukta, visados žmonėms sakydavau ir privačiuose pokalbiuose ir per pamokslus, kad ten, kur apsigyvena vyskupas, ten išauga miestas. Būtent taip atsitiko ir su mūsų Kaišiadoriumis. Pastatas buvo pradėtas statyti kaip bažnyčia, bet užbaigtas statyti kaip katedra. Aš, Juozapas Kukta ir Teofilius Matulionis, esame gimę tais pačiais metais. Šiandien sveikinu broliai ir seserys lietuviai. Mūsų apskritis pasienio apskritis, todėl valstybė mums skiria nemenką dėmesį. Mūsų krašte buvo dislokuoti Lietuvos kariuomenės daliniai, o kiek tolėliau nuo miesto sukurta gynybos linija. Turbūt žinot, kad dažniausiai miestai turi dar savo žymių žmonės. Tie, kurie gimė, užaugę, kažką gerą miestams davė. Kilęs iš Kaišiadorių, mūsų gerbiamas prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Malonu jūs matyti mano tėvų namuose. Namai statyti pradėti 58 metais, kada baigiau Kauno Politechnikos institutą. Viskas palikta tai, kaip buvo tėvų. Yra unikali proga pažiūrėti, kaip Kaišiadorys atrodė prieš maždaug 100 metų iš Prūšos skrydžio. Kaišiadorys yra augantis miestas. Taip, buvo toksai šitas ratas. Tai žinok, iš Kauno važiuodavo specialiai čia, kad pasivaiščioti čia. Na, žinokit, tik vienas yra toksai, bet negerumas, žinokit, yra, žinokit, nes mūsų stoties restoranas truputėlį užimtas, žinokit. Tai prašom, žinokit, ponas jūs, dešrelė, žinokit, liko, į tų kopūstų liko, tai prašom pasivaišinti, kaišiadorietiškos dešrelės, lapės, visokios darbutės, tai operatorius. Atvykęs į Kaišiadorys, užėmė restoraną, nu nieko nepadarysi. Kauno gubernijos vadovas, visų bajorų vadovas, jam garbė, aišku, jam ir dėmesys. Tai ponas Palipinas, kadangi restoranu naudojosi, tai mūsų keliautojams tenka pasinaudoti bufetu. Nieko nepadarysi čia. Tai pasimatymo visiems, ateikit į rytį. Sekančią dieną lietuviai jau sėda į traukinį ir važiuoja pirmų nepriklausomos Lietuvos traukiniu į Radviliškį.
Kas čia tokie nematyti čia slampinėja? Nebūsi čia tie, kur pernai bulvės nukasė. Tai yra mano dvaras. Tai pastatė mano tėvas. Mano tėvas tarnavo Lietuvos kariuomenėj ir nuo kunigaikščio gavo dovanų žemių.